Autofanai grįžta į centrinę Vokietijos automobilių klubo ADAC technikos laboratoriją. Jei pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie šios laboratorijos veiklą, bandymus, 100 000 kainuojančius manekenus ir spindinčias Euro NCAP naujų automobilių saugumo žvaigždutes, tai dabar papasakosime apie pagrindinį mūsų vizito tikslą. Jau minėjome, jog į nedidelį Landsberg am Lech miestelį ir čia stūksančią ADAC būstinę atvykome kartu su LAS, Lietuvos automobilininkų sąjungos atstovais, ir šios įstaigos jau nebe pirmus metus rengiama akcija Apsaugok vaiką nuo pavojų kelyje. Pagrindinė mūsų užduotis – suimituoti lietuvių ir ne tik jų, dažniausiai daromas klaidas, vežant mažus vaikus automobilyje. Mūsų dispozicijoje visas bandymų poligonas. Šią galimybę Lietuvos automobilininkų sąjungai suteikė narystė FIA, Tarptautinėje automobilių federacijoje, kuri išgirdusi apie lietuvių akciją Apsaugok vaiką nuo pavojų kelyje, kompensavo didžiąją mokesčio už laboratorijos naudojimo dalį. ADAC vaikų saugumą ir vaikiškų kėdučių automobiliuose naudojimą testuoja daugiau nei 10 metų. Kasmet bandomas įvairių gamintojų, naujų, sertifikuotų modelių kėdučių saugumo lygis šoninio ar priekinio smūgio metu. Bandymų metu testuojamas visas kėdučių diapazonas, nuo kėdučių skirtų kūdikiams iki maksimalaus 36 kg vaiko svorio, kuomet kėdutė dar yra reikalinga. Pernai dėja, nei viena bandyta kėdutė negavo įvertinimo labai gerai. Dažniausia problema – šoninis smūgis, kai kėdutė neišlaiko kūno ir vaiko galva pasiekia automobilio dureles. Bet kokiu atveju, per 10 metų situacija labai pagerėjo, sako ADAC specialistai. O mes ruošiamės saviems, lietuviškiams eksperimentams. Priminsiu, jog mes nebandysime kėdučių patikimumo, o jums norime parodyti aplaidaus jų naudojimo pasekmes. Inžinieriai jau reguliuoja 8 greito filmavimo kameras, kurios sekundės dalies įvykį pavers beveik 40 sekundžių filmu. Apžiūrime ir specialų sutvirtintą daugkartinio naudojimo kėbulą. Nėra durelių, išpjautas stogas, išimti stiklai. Visas šias ertmes stebi kameros. Imituojamos avarijos metu kėbulas ilgu metaliniu liežuviu bus sustabdytas specialiame įrenginyje. Kurį laiką atsitrenkęs į kliūtį, jis dar šiek tiek judės pirmin, lyg būtų gniuždomas pats ir automobilis, į kurį jis atsitrenkė. Tiesa, kaip ir realybėje, to pastebėti plika akimi neįmanoma. Bum ir viskas. Turbūt spėjote pastebėti, jog bandymų kėbule palikta tik galinė sėdynė. Daugiau ir nereikia, prie jos ir tvirtinsime kėdutę. Mūsų aktorius, bevardis manekenas, jau įsitaisė krėsle. Jam už nugaros įdedamas labai paprastas medinių slankstelių imitatorius. Diržus įtempus 250 N jėga, šie mediniai slanksteliai nugarinėje manekeno pusėje išformuoja natūralią vaiko stuburo formą. Dabar padėtis yra tokia, kaip ir gyvo žmogeliuko, ir tik dabar testas bus tikslus. Laikas pirmajam lietuviškos akcijos Apsaugok vaiką nuo pavojų kelyje bandymui. Standartinė ir ypač dažnai pastebima situacija mūsų keliuose. Vaikas jau didelis, sako tėtis, kam jam ta kėdutė, o ir vaikui smagu pastovėti ant sėdynės bei per langus pažiopsoti. Netrukus avarija 30 km/h greičiu. Kad rezultatas būtų aiškesnis, vienas vaikas kėdutėje prisegtas, kitas džiaugiasi laisvę. Imkime ir palyginkime. Priminsiu, tai labai dažnai mūsuose sutinkama situacija, o greitis te buvo vos 30 km/h. Vaiką ištiko greita mirtis, jis tiesiog perlūžo pusiau. O jei tai būtų tikras automobilis, greičiausiai dar būtų sužaloti ir priekyje sėdintys, o galbūt ir broliukas kėdutėje. Ar jau ieškote kėdutę savo atžalai? Paskubėkite, toliau tik baisiau. Už stiklų dirbantys inžinieriai jau analizuoja visus pirmojo mūsų bandymo duomenis. Taip, vaikas kėdutėje sveikas ir gyvas, sprendžiant iš vaizdo medžiagos ir neprisekto vaiko padėties po avarijos, be jokių daviklių aišku, kad jo jau nebūtų gyvųjų tarpe, patikina ADAC specialistai. Na, o mes ruošiamės kitam bandymui. Ši problema pasitaiko dažniausiai ne tik užsienyje, jūsų šalyje, bet ir Vokietijoje, sako ADAC automobilių saugumo inžinierius Andrėjas. Ūgtelėjęs vaikas prisegamas paprastu diržu. Viskas lyg ir gerai, sakysite jūs, tačiau kėdutės sugalvotos ne veltui. Dažniausiai Lietuvoje žmonės taupo ir savo vaikučius sega panašiai kaip čia pavyzdys. Eina viršutinis diržas per kaklą, per pačią pavojingiausią vietą, taip pat per pilvą, vėlgi pavojinga vieta. Tiesiog išslyst gali, ar ne? Ne tik išslyst, tai yra visų pirma susižalot, grinai susižaloja
kaklos lankstelius, taip pat dubenį. Kaklos deformavosi ir imituojantis lanksteliai yra sulūžę. Praktiškai mirtis. Mirtis, taip. Trečiasis bandymas. ADAC Vokietijos automobilių klubo technikos inžinieriai mūsų noro nelabai suprato ir iš pradžių net atsisakė jį atlikti. Tai eksperimentas, kurio metu vaikas kėdutėje prisegtas, tačiau pati kėdutė nepritvirtinta prie sėdynės. Situacija pasitaikanti neretai. Kėdutė yra, vaikas prisegtas ir svarbiausia, policininkas juk nenubaus. Elementariai lietuviška logika, o iki tragedijos nereikia net avarijos. Užtenka aštresnio stabdymo ir vaikas visų savo ir kėdutės svoriu jau skris į priekį. Jo, mama skuba, vaiką prisega, o kėdutė yra neprisegta. Tai gan irgi neretas atvejis. Jo, viskas bus gerai, vaikas prisegtas, jokių problemų, baudos negausiu. Andrėjas Racek, ADAC automobilių technikos skyriaus saugumo inžinierius, sako, jog mūsų lietuviškos problemos jam yra pažįstamos. Pasak jo, Vokietijoje jos jau išnykę, nors problemų vis dar yra. Jūsų problemos tikrai nenustebino. Žinome daug kitų valstybių, kuriuose vaikų saugumas nėra toks, koks turėtų būti. Ir manome, jog padaryti dar galima labai daug. Didžiausia problema Vokietijoje – tinkamas vyresnių vaikų saugumas. Tai reiškia, jog vyresni nei 6-8 metų vaikai neapsaugomi tinkamu būdu. Jei pažvelgtume į mažesnius vaikus, situacija kur kas geresnė. Daugiau nei 80–90% mažylių automobiliuose apsaugoti pilnai. Lietuvos automobilininkų sąjungos ir akcijos Apsaugok vaiką nuo pavojų kelyje viešnagė šioje automobilių saugumo laboratorijoje Vokietijoje suteikė išties neįkainojamos informacijos. Turbūt esame pirmieji iš Lietuvos, kam teko iš arti stebėti bandymus ir išvysti tai, apie ką kasdien kalbame ir mėginame įkalti į galvas Lietuvos vairuotojams. Nors padėtis mūsų šalyje kasmet vis gerėja, tačiau tikimės, jog šie į namus parvežti rezultatai daugeliui bus pamokantys ir padės užkirsti kelią skaudžioms nelaimėms ateityje, sakė Lietuvos automobilininkų sąjungos direktorius, akcijos Apsaugok vaiką nuo pavojų kelyje iniciatorius Kęstutis Kestenis. Mums pasitaikė, žinoma, unikali galimybė čia pabūti ir realiai viską daryti su tais, netgi pavadovauti, žinoma, tiem suteikta buvo galimybė ir padėlioti tas visas situacijas ir su manekenais, su kėdutėm saugos. Kaip norėjom, taip ir darėm, įsivaizdavom, kaip vis dėlto žinom tą situaciją Lietuvoje, kaip viskas vyksta, kaip vežiojami vaikai, kaip jie kėdutėse, prisegami, neprisegami, nu, žodžiu, viską išbandėm ir rezultatus puikius turim. Kadangi mūsų Lietuvos automobilininkų sąjunga yra Tarptautinės automobilių federacijos narė, užtat galbūt ir gavom tokią galimybę, galima sakyti, netgi pažaisti, jo, būtent taip, nes kitos galimybės aš neįsivaizduoju, kaip galima sumokėti už vieną dieną, sakykime, kokius 30 000 eurų, sakykime, taip vidutiniškai 25–30 000 eurų, mums sakė, taip, visas tas kainuoja. Tokios galimybės mes tikrai neturėtume. Realybėje viskas atrodo visiškai kitaip vis dėlto. Ką mes matom atsiustus krešų, to vadinamus rezultatus ar video, o čia būnant vis dėlto pamatom, kaip viskas vyksta realybėje. Kaip mes ir matėm, yra važiuojanti mašina 30 km/h, atrodo, kad ir lyg ir pamažu važiuoja, bet vis dėlto yra tam tikrais atvejais mirtinas smūgis gali būti žmogui. Kągi, tokia štai buvo mūsų viešnagė didžiausio Europos automobilių klubo ADAC centrinėje technikos bandymų laboratorijoje.
sužinojome išties daug įdomių dalykų. Graudžiu lietuviško varguolio žvilgsniu palydėjome ką tik sudaužytus naujutėlaičius automobilius. Na, o jei rimtai, džiaugiamės galėję prisidėti prie tikrai kilnios vaikų apsaugojimo keliuose misijos. Mėly tėveliai, dar kartą prisiminkite tai, ką matėte šiandienos Autofanų laidoje. Lai šį bjaurų darbą dirba manekenai, o ne jūsų vaikai.